Sveiki, šiame įraše pristatysiu ArcGIS Dashboard švieslentės kūrimo įrankį. ArcGIS Dashboard švieslentės yra interaktyvus atvaizdavimo įrankis, kuris suteikia galimybę vaizduoti, filtruoti ir analizuoti duomenis. Pademonstruosiu, kaip sukurti švieslentę ArcGIS Dashboard programėlėje. Internetinėme paieškos laukelyje įvedame arcgis.com. Spaudžiame mygtuką prisijungti. Įvedame ArcGIS prisijungimo duomenis, naudotojo vardą, slaptažodį ir spaudžiame mygtuką prisijungti. Prisijungiame prie ArcGIS Online aplinkos. Viršutinėje įrankių juostoje dešinėje pusėje surandame 9 taškelių simbolį. Spaudžiame šį simbolį ir pasirenkame programėlę Dashboard švieslentės. Kursime naują švieslentę, todėl dešinėje pusėje spaudžiame mygtuką Kurti suvestinę. Atsidariusiame lange užpildome būtiną informaciją. Suvestinės pavadinimą arba antraštę. Mano suvestinė bus pavadinimu Lietuvos meteorologinės matavimo aikštelės, todėl įvedu šį pavadinimą. Taip pat įvedu raktažodžius, pavyzdžiui, Lietuvos meteorologija, matavimo aikštelės. Galime įvesti suvestinės bendrą apibūdinimą ir nurodyti, kuriame aplanke mūsų suvestinė bus išsaugota. Įvedus visus duomenis, apatinėme dešiniajame kampe spaudžiame mygtuką Kurti suvestinę. Patekome į suvestinės kūrimo ir redagavimo aplinką. Viršutinėme kairiajame kampe pasirenkame simbolį plius ženkliuką. Paspaudus šį simbolį matome, kad lango viduryje atsidaro lentelė, iš kurios mes galime pasirinkti, kokį elementą įtrauksime į mūsų suvestinę. Galime rinktis žemėlapį, stulpelinę diagramą, skritulinę diagramą, rodiklį, matuoklį, sąrašą, lentelę arba kitus elementus. Aš pasirinksiu ir įtrauksiu žemėlapį, spaudžiu šį elementą ir iš savo turinio ArcGIS Online pasirenku tą žemėlapį, kurį norėčiau, kad būtų įtrauktas į mano suvestinę. Mano suvestinė pavadinimu Lietuvos meteorologijos matavimo aikštelės, todėl pasirenku sluoksnį ir žemėlapį apie meteorologinių matavimo aikštelių virš jūros lygio. Ir šį sluoksnį įtrauksiu į savo suvestinę. Galiu tiesiog užvedus ant nuotraukos pasirinkti ir įtraukti, arba šiek tiek žemiau, kur yra apskritimas su varnele, taip pat galiu paspausti ir šis žemėlapis bus įtrauktas į suvestinę. Atsidaro langas, kuriame mes galime atlikti mūsų žemėlapio nustatymus. Nustatyti mastelį linijos pavidalu arba liniuotės, bet aš paliksiu pagal nutylėjimo, kad mastelių juostos nėra. Taip pat pasirinkti ir atlikti kitas parinktis. Tai pradinis vaizdas noriu, kad būtų jungtas, kad mes matytume legendą, sluoksnio matomumą, kad turėtume galimybę pakeisti žemėlapio pagrindą, kad būtų laukelis su paieškos funkcija
įjungsiu kompasą, kad galėčiau surasti mano vietą, artinti arba tolinti žemėlapį. Taip pat galime kairėje pusėje atlikti ir kitus parametrų nustatymus, tai pakeisti pavadinimą, suteikti kitą antraštę, aprašymą pateikti, teksto spalvą, fono spalvą, keisti žemėlapio kitus veiksmus atlikti arba sluoksnių veiksmus. Ir kai mes pasirenkame visas ir atliekame visus parametrus, juos pakeičiant, tai tuomet dešiniajame apatiniame kampe spaudžiame mygtuką atlikta. Mūsų pasirinktas žemėlapis yra įtraukiamas į švieslentę. Jūs matote, kad aš galiu artinti arba tolinti vaizdą. Dešinėjame viršutinėme kampe yra paieškos laukelį, galėčiau rasti tam tikrą adresą arba vietą. Taip pat paspaudus mygtuką legendą matau, kokiegi simboliai panaudoti žemėlapyje ir kokią reikšmę jie turi. Galėčiau įtraukti daugiau sluoksnių, jeigu būtų šiame žemėlapyje, arba pakeisti žemėlapio pagrindą. Pademonstruosiu, kad jis tikrai pasikeičia. Pavyzdžiui, mes pasirinksime gatvės tamsųjį nustatymą ir matome, kad mūsų žemėlapio pagrindas tikrai pasikeitė, bet grąžinsiu į pradinę padėtį, į topografinį žemėlapį. Dabar įtrauksiu į savo suvestinę dar vieną elementą. Vėl viršutinėme kairėjame kampe spaudžiu simbolį plius ir tuomet mano lango viduryje atsiranda plius ženkliukas. Paspaudus ant plius ženkliuko pasirodo lentelė, iš kurios mes galime pasirinkti ir įtraukti papildomą elementą į mūsų suvestinę. Šį kartą pasirinksiu stulpelinę diagramą, kurių suvestinė apie meteorologinės matavimo aikšteles, todėl aš pasirinksiu sluoksnį iš šio žemėlapio, bet mes galime atlikti ir naršyti tarp visų esančių mūsų turinyje arba tiesiog Kardzgislon aplinkoje sluoksnių. Šį kartą man tinka sluoksnis apie meteorologinių matavimo aikštelių išsidėstymą, todėl jį ir pasirenku ir atsidariusime lange mes galime užpildyti duomenis apie stulpelinę diagramą. Galime nustatyti filtrą, tam spaudžiu mygtuką filtras, pasirenku filtravimo duomenys, matavimo stotis, žemiau esančiame laukelyje įvedu įtraukti, nes turiu įtraukti tam tikras stotis, kurios buvo pažymėtos mano žemėlapyje. Dar žemiau esančiame laukelyje mane prašo įtraukti tam tikrus duomenys. Aš galiu įtraukti tik tai tam tikras stotis arba žemiau esančiame laukelyje pažymėti, kad noriu pasirinkti tiesiog viską, visus duomenis ir savo pasirinkimą patvirtinu, kad tai yra atlikta. Kaip matote, visos matavimo stotis yra įtrauktos. Dabar iš kategorijos pasirenku mygtuką elementai, o prie kategorijų lauko nurodau, kad tai bus elementos matavimo stotis. Ir prie serijos pridedu seriją, kad matavimo stotis bus nurodytos pagal aukštį virš jūros lygio. Dešiniau jūs jau matote, kad atsirado stulpeliai, stulpelinė diagrama ir užvedus ant kiekvieno stulpelio mes matome stoties pavadinimo su nurodytu aukščiu virš jūros lygio. Ir
prie rūšiavimo parinkčių mes galime nustatyti, kad mūsų matavimų stotis bus surūšiuotos pagal aukštį virš jūros lygio. Ir mes turime galimybę rūšiuoti pagal šios duomenys didėjimo tvarka, kaip ir pavaizduota dabar diagramoje dešinėje pusėje, arba mažėjimo tvarka, tai tuomet duomenys pasikeičia. Taip, nuo aukščiausiai išsidėsčiusios stoties iki žemiausiai virš jūros lygio išsidėsčiusios stoties. Bet man patogiau bus surūšiuoti didėjimo tvarka, todėl grąžinu šią parinktį. Kairėje įrankių juostoje mes galime taip pat atlikti ir kitus nustatymus. Prie funkcijos diagramos mes matome, galime redaguoti teksto spalvą arba šrifto dydį. Šriftą mes galime tikrai padidinti ir bus gražiau ir aiškiau matomas tekstas. Taip pat nurodyti stulpelių išsidėstymą, vertikalųjų arba horizontalų pasirinkti. Aš pasirinksiu horizontalų, jūs matote, kad paspaudus šį mygtuką horizontali padėtis, iš karto mano stulpelinė diagrama pasikeitė. Toliau kairėje pusėje mes galime pasirinkti kategorijų ašis ir suteikti šiai ašiai antraštę. Pavyzdžiui, mūsų diagrama yra apie meteorologinės stotis, tai aš užrašysiu meteorologinės stotis. Taip, ir daugiau jokių nustatymų kitų nekeisiu. Taip pat reikšmių ašis, taip pat suteiksiu antraštę, kad tai yra aukštis virš jūros lygio skliausteliuose metrais. Taip, galime įtraukti tam tikrą orientyrą, galime taip pat pakeisti ir seriją. Pasirinkti parametro tipą, tai dabartinis parametro tipas yra stulpelinė diagrama, bet mes galime pasirinkti ir pavaizduoti linijos pavidalu arba suapvalintos linijos pavidalu. Aš grįšiu prie stulpelinės. Mes galime reguliuoti užpildo permatomumą. Matot, kai burbuliuką traukiu į kairę pusę, tai stulpeliai mano tampa vis šviesesni. Grąžiname į pirminę padėtį. Taip pat linijos galime reguliuoti permatomumą arba linijos storį, o apačioje prie serijos parinkčių galime nustatyti ir stulpelio spalvą. Dabartiniai visi stulpeliai yra vienos spalvos, vienodi, bet mes galime suteikti pagal kategoriją, kad kiekviena stotis būtų pavaizduota ir nuspalvinta kita spalva. Tokia švieslentė, man atrodo, patrauklesnė bus ir gražesnė, ryškesni bus joje esantis duomenys. Toliau kairėje pusėje taip pat galime nustatyti bendrus kitus nustatymus, pakeisti antraštės pavadinimą, aprašymą, teksto spalvą. Galima atlikti ir kitus veiksmus ir taip pat pritaikyti neįgaliesiems. Atlikę visus pakeitimus ir nustatymus, apatinėme dešinėjame kampe spaudžiame mygtuką atlikta ir mūsų stulpelinė diagrama yra įtraukta į mūsų švieslentę. Bet man nelabai taip vaizdžiai gražiai atrodo toks išsidėstymas stulpelinės diagramos ir žemėlapio ir mes turime galimybę pakeisti šių elementų išdėstymą mūsų švieslentėje. Kaip tai atlikti? Pavyzdžiui, kur mūsų yra elementas žemėlapis, viršutinėme kairiajame kampe matome tokį aktyvų 3 taškelių laukelį.
Užvedę ant šio laukelio atsiranda įrankių juostos su funkcijomis. Kryželio tas simbolis reiškia vilkti elementą, krumpliaračio konfigūruoti. Kai mes paspausime ant šio simbolio, tai galėsime atlikti vėl pakeitimus mūsų žemėlapyje ir kitus nustatymus. Taip pat mes užvedę ant kito simbolio galime dubliuoti žemėlapį arba ištrinti šį žemėlapį iš mūsų švieslentės. Taigi mes pasirenkame pirmą simbolį, tą kryželį, kuris leidžia vilkti elementą, su kairiuoju pelės klavišu spaudžiame šį elementą ir jį velkame į kitą vietą, ten, kur yra plius ženkliukai. Tai mes galime įterpti viršuje, kairėje pusėje, apačioje arba dešinėje. Tiesiog nepaleidžiame kairiojo pelės klavišo, kol nenutempsime iki mums reikalingo plius ženklo. Aš nutempiu į dešinę pusę, spaudžiu ant plius ženkliuko ir mūsų, kaip matote, žemėlapis jau išsidėstė iš dešinės pusės. Taigi mes atlikome visus pakeitimus ir visų elementų esančių mūsų švieslentėje nustatymus ir dabar mes turime išsaugoti savo pakeitimus. Todėl kairėje pusėje įrankių juostoje spaudžiu simbolį išsaugoti ir kadangi mūsų švieslentė jau buvo išsaugota, buvo įrašyta tam tikrų pavadinimų, man lieka tik tai paspausti funkciją išsaugoti ir mano pakeitimai bus išsaugoti. Jeigu jūs įrašinėsite šią švieslentę pirmą kartą, tai jums reikia pasirinkti funkciją išsaugoti kaip ir tuomet atsidariusioje lentelėje nurodyti, kokiu pavadinimu norite išsaugoti švieslentę. Aš paspausiu išsaugoti. Taip, švieslentė buvo išsaugota. Čia mes galime dar peržiūrėti mūsų švieslentę, atlikti stiliaus pakeitimus, pakeisti teksto spalvą, fono spalvą, kitus nustatymus ir taip pat laiko ir regiono parengtį nustatyti. Bet aš daugiau nieko, jokių funkcijų čia papildomų ir redagavimo neatlikinėsiu. Ir dabar noriu pademonstruoti, kur surasti jau sukurtą švieslentę ir kaip ją pasidalinti su kitais. Taigi, viršutinėme kairėjame kampe ieškome simbolio su 3 brūkšnelių. Tiesiog paspaudę ant šio simbolio pasirenkame funkciją turinys ir savo turinyje surandame jau sukurtą švieslentę su tokiu pavadinimu Lietuvos meteorologinės matavimo aikštelės. Tokiu pavadinimu aš sukūriau švieslentę. Paspaudę ant švieslentės pavadinimo atsidaro švieslentė, jos kortelė su visa informacija. Dešinėje pusėje jūs turite surasti mygtuką bendrinti, spaudžiame šį mygtuką ir nustatome bendrinimo lygį. Jis gali būti privatus, organizacijos arba viešas. Aš pasirenku viešą, kad galėčiau bendrinti savo švieslentę su kitais ir pasidalinti subendrintą nuorodą ir tuomet apačioje spaudžiu mygtuką išsaugoti. Nusileidžiame šiek tiek žemiau ir ieškome nuorodas, kurią galėtume nukopijuoti. Apačioje, apatinėme dešinėjame kampe, jūs matote, kad yra kopijavimo funkcija.
mes galime nukopijuoti šią nuorodą ir ją pasidalinti su kitais. Kviečiu kurti švieslentes ir vaizdingai pateikti informaciją.